Šiandien vėlgi mano rankas, vėl kanalas 1ant1, vėlgi naujasinta iš Kinijos ir ką. Gerai, žiūrim, kas tada. Opa! Tai žiūrim, štai toks aparatėlis. Iš tiesų, jo kaina, žinokit, bijau pameluoti, bet iki 4 baksų, tai yra 3-4 baksai. Ane? Ir ką mes čia turim? Mes čia turim štai tokį dalykėlį. Iš tiesų buvo paprašytas šitas daiktas manęs užsakyti. Tai yra būtent telefonų laikiklis, kuris kabinasi už jūsų veidrodžio automobilio galinio veidrodėlio. Ne? Žiūrim. Privalumas, kurį matau. Paspaudus. Reguliuojasi. Štai padėtis. Ne? Plastikas, visur plastikas, noriu pažymėti. Pagrindinis mūsų. Labai keistai viršų keliasi. Kodėlgi? Supratau. Mažėja būtų šitas daiktas, ne? Aš turiu tokį principą. Tiesiog, va, čia vat. Nusileidžiu kiek reikia, ne? Surandam automobilio veidrodėlį jums tinkamą dydį. Tai yra, tai bandau primest. Visą tai parodys, aišku, antrų video. Va šitaip. Užsukam. Primesim, kad tai automobilinis veidrodėlis galinio vaizdo. Va šitaip. Užsikabina. Vėlgi noriu paminėti, atrodo viskas neblogai. Visur, kur įmanoma, yra apgumuota. Taigi, va štai šitas vietos apgumuota. Čia apgumuota, kad neperspaus, netrakšteltų metalas. Čia mes turim šitą tokį lipduką, kuris mums nereikalingas vėlgi. Ir būtent šitą sistemą, fiksacijos viena iš geresnių, iš tikrųjų, sakykim tai, pusiau automatinė, ne? Žiūrim, pagrindė obaliukas. Va šitą tokia sistema spaudžiam, užsukam. Žiūrim toliau. Vėl, kaip minėjau, žiūrim, apgumuota. Ką minėjau, visur, kur reikia, yra apgumuotas vietas. Turim šitą tokį telefoną. Be vargo įtilpo, ne? Va štai taip. Įsivaizduojat, jog tai kabės va tokį principą, ne? Štai, va čia jūsų veidrodėlis automobilinis. Čia jūsų būtent va šitas va mūsų telefonas. Ar kažkas, nežinau, navigacija ar panašiai. Užkabinam. Obaliukas sukinėjasi, užspaudus, laikas tvirčiau. Super. Taigi tamstas, štai taip atrodo mūsų laikiklis. Kai matot, va mano telefonas. Ne? Va, sėdint maždaug jisai, tai va jums, uždarys būtent va šitą va matomą kelio pusę. Ne? Iš tiesų kabinasi gan lengvai. Pabandau parodyti. Štai ten. Va šitokį principą, matot, jisai apspaudžia būtent štai čia ir ten jūsų būtent galinio vaizdo tą veidrodėlį, ne? Va štai čia užsitraukia, užsifiksuoja, laikosi, norėčiau pasakyti, jau gan gerai, bet, tikrai užspaudus jisai kažkokį stabilumą tikrai turės. Matot, tiesiog jisai dreba būtent nuo to, jog jisai ganėtinai ilgas. Vėlgi, sėdint va štai taip, jisai kažkur rodo, daugmaž aš sėdžiu va tai, va, ne? Jisai daugmaž rodo kažkur va, į tą pusę, labiau į, nežinau, į lango pusę. Pabandysiu biškį nustatyti ir vėl grįžti prie jūsų. Taigi tamstelis biškį pažaidės, biškį gavosi va tai vėl nustatyti. Aš turiu tokių principų, kaip jisai dabar stovi. Gan patogu iš tiesų žiūrėti, labai kelių netrukdo. Nuleidus va štai taip. Norėtųsi, jeigu jisai pasikeltų va tai va. O jisai to nepadarys, kadangi va štai šitas obaliukas jums tai trukdys padaryti. Vėlgi pabandysiu pakabinti dabar iš kitos pusės, pažiūrėsim, kas gausis. Kurią pusę jūs nepakabinsit, man toks jausmas, jog va šitas daiktas, jisai vis laik rodys kažkur į apačią, ne? Bandau pastatyti taip. Va tai va telefonas žiūri tenais kažkur iš šoną į visai, nežinau, į langą, ne? Pasukus jį. Kažkaip va tai va, vėlgi pas mus čia tai apačią rodo.
Anyway, jisai visur rodo ten, kur reikia. Noriu tikėti, pas man būtent va šitas mechanizmas šiandien taip padarytas, ne? Nepatogiai, jog jisai nepagauna tą kampą. Galbūt pasižaidus šį kampą tą pagaus ir būtent nustatyti į jūsų reikiamą vietą. Pats mechanizmas padarytas, kaip ir minėjau, gan neblogai, gan neblogas plastikas, bet nustatyti jį. Galbūt, žinot, reikėtų daugiau pasižaisti, bet šitas obaliukas, tai štai čia matome, ne? Toks jausmas, tarsi jo neužtenka iki galo, iki jūsų dasukti. Ne iš vienos pusės, ne iš kitos pusės man to nesigavo. Ir tikėti, jeigu būtent mano Tiguanas, ar turi šitokį mažiuką tą kabinimui skirtą vietą, ne? Ir dėl to nesigavona. Taigi, tam stenės vienintelis dalykas, kurį aš gerą vietą radau būtent šitam laikikliui, tai yra vairas, ne? Nežinau, ant kiek jisai jums trukdys, netrukdys, bet šioje vietoje jūs galite jį pakabinti visai kaip jūs norit, jums bus panosiai. Norėtųsi, aišku, kad jisai būtų trumpesnis, nes ne tiek čia jisai būtų išlindęs, bet anyway. Sustojęs bent jau kažkokį video galim pasižiūrėti, ne? Atrašyti galbūt, jeigu kažkam netrukdys ir vairuot. Va štai taip, ne?